It's full of stars. Aš esu visiškai įstikinęs, kad dabar tikroji kultūros vieta yra televizoriaus ekranas. Aš tą nuoširdžiai sakau. Tikrosios kultūros ir tikroji kultūros vieta. Ekranas ir tik ekranas. Ekranas, ekranas, ekranas ir tik ekranas. Ir aš noriu ekraną. Ei, ei. Ei! Ei, ar jūs turite ekraną? Įjunkit, prašau, mano ekraną. Noriu savo ekrano, noriu! Iš principo galima taip sakyti, kad neveikiantis televizorius jis nebėra televizorius. Normalusis televizorius yra tas, kurį tu kontroliuoji. Siaubas atsiranda, kai jis tampa nebekontroliuojamu, ar ne? Kaip ir tavo sapnas, ar ne? Jo, koks yra košmaro pats didysis siaubas, tai kad tu negali savo sapno kontroliuoti. Tai yra ne tu valdai sapną, o sapnas valdo tave, jis tave įmeta, kad tu bėgi, kad tave puola ir panašiai. Tai televizorius šitoj vietoje, kai jis veikia taip, kaip jis nori ir daro, ką jis nori, va tada galbūt jis ir tampa iš sapno košmaru. O kai jisai nieko neveikia, tai jisai nėra nei slengstis, nei galima būtų daryti. Jis nebėra televizorius, iš principo čia nebėra televizorius. Čia yra ženklas tolimas daiktas, kad aš kažkada buvau televizorius. O tai vaikštantis teletabiai, jau pilvosi telikai ne visada veikdavo, tai tas irgi. Žinoma, bet jų uždavinys yra kitas, ta prasme, sakykime, žinoma, jie turi daug uždavinių, ar ne, ten, komercinių, televizorių uždaviniai. Ir taip toliau, bet jie labiau yra tokie, parodyti, koks yra mielas šitas daiktas, kaip, kad ekranas gali būti šiltas, žmogiškas ir taip toliau. Čia visaip gali spėti. Nu, baikit, šebra, išjungsiu visus, baikit. Aš čia krūčiausias, ekranas priklauso man. Man, aišku, aš pultelis, ką noriu, tą darau ir taškas. Ekranas yra tas vaslengstis, kur tu pereini į savo sapną arba savo košmarą. Koncertą pradeda savo pirmojų gyvų pasirodymų po to, kai Tinky Winky išteisino dėl netyčinio nužudymo. Nekaltas Teletabiai! Kremas! 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 Visi netyčia jaučia iš tos ilgos ekrano istorijos, kad televizorius yra truputį monstras. Tenai, anoj pusėj slenkščio ten glūdi ir pabaisos, ir zombiai, ir įvairus tavo asmeninis siaubas, viskas. Bet ten gali būti bet kas, anoj pusėje, nes ten negalioja jokios taisyklės. Kaip Alisai veidrodžių karalystėje. Ir daugiau yra tų istorijų, yra, kai žmonės, nežinau, sulenda, įsivaizduokit, kiek yra padaryta filmų apie tai, kai tu turi slaptas dureles kur nors.
Yra slengstis, yra koridorius, per kurį tu pereini ir patenki kitur. Tai žiūrėkit, tie teletabiai, jie yra sužmoginti monstriukai. Nu, kaip padaryti, žinai, kokį nors monstrą, ar tai būtų Lukašenka ar Bin Ladenas, kad jis būtų patrauklus, reikia padaryti šiltą, žmogišką, besikalbantį su vaikais, teletabių atveju ir kalbantį vaikiškai. Tai yra sužmoginti monstriukai tokie. O ką tai reiškia? Tai reiškia, kad iš principo reikia vaikus įpratinti mylėti televizorių. Ta prasme, kad tai būtų jų geismo ir meilės objektas, mielas, patrauklus, su kuriuo tu gali bendrauti, liesti, čiupinėti ir kuris yra toks pat kaip tu. Yra ir daugiau, kur prisipina tie dalykai, kaip ideologinis ir metafizinis pjūvis. Dabar jeigu reikėtų įsivaizduoti visišką degradą, tai ko gero būtų storas žmogus, geriantis alų prieš televizorių su didžiuliu išvirtusiu pilvu ir marškinėliais be rankodų. Ką tai reiškia? Tai vėlgi viena vertus reiškia, kad tai yra žmogus visiškoj narkozei, visiškoj užmaršty. Ta prasme, visiškai pasinėręs į aną pusę ir jo daugiau niekas nedomina, nors aišku, jam tai yra ten galbūt futbolas ir nuogos moterys. Kita vertus, jis iškart gauna socialinį statusą. Kad būtent tas, kuris yra pasinėręs į visišką narkozę ir jo niekas daugiau nedomina, yra absoliutus degradas ir kartu tai yra visiškai socialinė atmata. Atiduok tėčiui pultelį, Megė. Atiduok tėčiui. Gudrutė. Ar ne? Ir štai vėl aš turiu tokį mažą aforizmėlį. Jūs žinot, kad tai vadina tariamą tikrovę. Taip, virtual reality. Lietuviškai labai gerai sieja tariam. Tai jeigu sutiksi su tą mintim, kad vienintelė tikra autentiška kultūros vieta ekranas, vadinasi, ta kultūra yra tariama. Nu šitas čiuvas nerealus. Tipo tariamas. Nu jeigu galiu sudaužyti ekraną, tai jis netariamas. Jei galiu paragauti jūsų teliko ekrano, tai jis valgomas. Šliogeris čia kalbėjo tavo toj medžiagoj, kad jo nuomonė 98 metais toj laidoj, kad tai, kas rodoma per ekraną, tai yra menama tikrovė, tariama tikrovė. Tai reiškia, kad jos nėra. Bet iš tikrųjų, jeigu tu paimtum tą vaizdą atsispausdintum ant lapų išklotinės arba, nežinau, tai reiškia, jinai būtų jau kažkur tavo rankose, tai jinai taptų nebetariama turbūt, jinai taptų tikra tikrovė. Jisai kažkaip tai neįvertina, man atrodo, to technologinio momento. Kad jisai mano, tai, kas perdoma per technologijas, tai yra jau nebetikra. Bet jeigu žmogus anoje ekrano pusėje jisai turi tą videokasetę arba jisai pats filmavo, tai jisai žino, kad tai yra tikra. Ir tokiu atveju tas Šliogerio mintis gaunasi taip, kad tai nėra, kad tai yra tariama. Aš tą turiu menį supratimą kultūros. Jo kultūros supratimas yra toksai, kad jinai turėtų būti apčiuopama kažkokia tai. Teatras, tarkim, yra. Teatras. Ką tu gali pamatyti, va, taip. Teatras jau tokia skaitoma lyg ir tokia fantastinė būtis, kuri nukelia ten žmogų į kitą amžių, ten kitą epochą, ten kitą visuomenės sluoksnį ir taip toliau. Bet tai reiškia, jeigu tu įrodai per ekraną, tai reiškia, jis nebėra tikras. Nu, čia manau, kad kultūrai tokios technologinio determinizmo arba technologinio tokios prielaidos nelabai taikyti galima. Nes kuo puikiausiai kultūra gali būti tariama, bet dar labiau tikresnė negu reali.